Nesugalvojau geresnį klausimą, matau. Gerom, kokiom, kaip galima keliauti blogom nuotaikom. Kaip pasirašymas, kaip pavyko formą išlaikyti, pagerinti palyginus su atranka? Pasirašymas buvo įdomus, jis buvo ilgas, daug kelionių, daug varžybų. Manau, pavyko. Žiūrėsim, viskas pasirodys olimpiadą. Tai, kad žaidė daugiau rungtynių, pranašumo duoda prieš tos, kurie nežaidė. Nežinau, sakau, žiūrėsim, aišku, daug rungtynių, daug žaidimą, tai tikrai yra idealu. O kaip pavyko išsaugoti formą ir ją pagerinti, tos kelionės nepadėti, tai sakau, pasirodys. Lina, esi ne kartą skriaudęs Argentinos rinktinę. Kokia ta komanda, kaip prieš ją reikėtų žaisti? Argentinos komanda yra komanda patyrusi. Dauguma žaidėjų, jie ilgai žaidžia. Nežinau, bus labai įdomus varžybos. Antro olimpiadą iš eilės mes gaunam pirmus varžovus. Jie geri ir žaidėjai, ir vidu, ir žaidžia protingai. Reikės tikrai sužaisti labai geras varžybas, noriu baigti. Turkijai pavyko jos pribėgti, kaip dabar, ar pavyks, nes komanda šiek tiek pasikeitė, grįžę Džinobilį ir taip toliau. Tai manau, reikia mums išlaikyti dabar, žaisti agresyviai ir tiekti, ar pavyks ar nepavyks, tai pamatysim vėliau, bet sakau, aišku, ta komanda kiek pasikeitus yra, nes grįžę Džinobilis, bet ir mūsų komanda yra pasikeitę. Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Kalbu, kad jį neįtima, ar galima būti, kad įsivaizduoti? Aš manau, olimpiadai, tokiuose turnyruose, kai yra vienas varžybos, tai visko gali būti. Nes tikrai yra gerų komandų ir atvažiuoja. Tikrai yra favoritai ir stiprus ir su savo sudėtim, su viskuo čia. Bet tose vienose varžybose tą dieną visko gali atsitikti. Bus ne jų dienų, kažkieno kito, tai kai žaidžia kokie play-offų seriją iki 4 pergalių, tai aišku neįmanoma, kad viena komanda to neįveiktų. Kai žaidži tas vienas varžybas, tai šansas tikrai yra. Komandai pranašauja maksimum ketvirtfinalį. Kaip tu vertini tai ir tai, kaip sakant, neprideda pykčio sportinio? Aš manau, mes turim to daug sportinio pykčio ir čia tu vertini kažkokiu rūpesčiu, pradėsim žaisti. Yra pirmas rungtynės prieš Argentiną, reikia nuo to pradėti, nežiūrėti toliau.